Tai va, tai yra, tai dabar tikriausiai reiktų pašnekėti apie pagrindinės naujienas, kol kas, kurios įvyko per šitą atostogas, nuo tada, kada paskutinį kartą kalbėjom. Tai Sainzas nusprendė atsisakyti Sauber, atsisakyti Audi, tai yra atsisakyti Alpinų ir šauti Williamsus. Nu, va čia va bus įdomu. Ką tu galvoji apie tai? Aš excited. Aš džiaugiuosi už Williamsus, aš už James Vowell džiaugiuosi, nu, tipo, jiems gerai. Helmut Marko paminėjo, kad tikriausiai jisai turi savo kontraktą clauses, kad gali išeiti tada, kada gaus geresnį kontraktą iš stipresnės komandos. Taip. Bet aš manau, kad tipo Williamsai iš to tikrai ir monetizins, ir pasipelnys, nu, tipo, iš visų pusių gaus tikrai daug visko, nes jie gaus iš tikrųjų vos ne kokį top 5 vairuotoją šiuo metu. Kažkas į tą pusę. Pusme Sainzas, kai performina, kai viskas, kai jisai turi tą laisvę, kai jam sukrenta kortos, jisai tai labai gerai performina. Taip, jisai yra greitas vairuotojas, consistent vairuotojas. Reikia nepamiršti, kad jisai vienintelis ne Red Bull vairuotojas, kuris laimėjo lenktynės praeitais metais. Taip. Tai šiaip tikrai čia yra nemažas nuopelnas, tai dėl to mano galva, tai čia yra belė kaip smarkus. Šiais metais jisai pirmasis Grand Prix vieneris ne Red Bull. Ir būtent. Australijoje. Taip. Ir Williamsai, manau, kad tikrai, James Vowells, tas komandos viršininkas, padirbėjo normaliai. Taip. Su šito visų kontraktų. Žmogus jaučias iš Williamsų, kad jie kažkur juda. Jo. Tai tikrai, tipo, vat įdomu bus pamatyti kitų metų mašiną. Ar jie, šiais metais... Ne, kitų metų mašiną. Tai yra kiti metai, tai tokie, vos ne tokie, kaip čia pasakyti, tokie biški nurašyti jau. Nes tai yra paskutiniai metai prieš reguliavimus. Ir aišku, jie negali dirbti prie naujų mašinų, jie gali dirbti prie 26 metų mašinos tik nuo sausio mėnesio. Čia yra bendra taisyklė. Taip. Tai jie, aišku, kol kas dirba prie, čia visos komandos, dirba prie kitų metų mašinos, bet resursus vis tiek jie visus, kai jau galės, sutelks į naują mašiną. Tai reiškia, kad kitų metų mašina dar nebus tokia, jinai net neš dar permainų. Nes tas visas, vis tiek jie naudoja seną technologiją, seną infrastruktūrą. Niekas nepasikeis dar taip greitai. Bet tipo, comparinti su šitais metais, aš turiu menį, kad šiais metais jie labai dropino, palyginus su 23 metų pabaiga. 23 metų pabaigoje jie tikrai stipresni buvo. Jo. Ir gavas, kad kai šie metai prasidėjo, tai tipo, toks apie nieką jų važiavimas, tipo, dabar jie kiek 4 taškus, man atrodo, turi. Taip, silpnai. Bet vėlgi, yra daug faktorių, daug niuansų. Pirmiausia, tai Haasai pasistumėjo į priekį. Taip. Tai dėl to sumažėjo taškų. Tai ir aišku, tas žingsnis didesnis buvo praeitais metais, bet vėlgi, aš manau, kad čia iš tikrųjų kaip ir vis tiek pas jų nėra didelė komanda, pas jų resursai nėra begaliniai. Manau, kad jie iš tikrųjų visus tos resursus taupo ir jie priiminėja, James Vowells priiminėja tokius sprendimus, kurie dabar jiems nėra rezultatų trumpalaikiai perspektyvai, bet žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, pas jų yra rimta vizija. Taip. Ta prasme, labai rimta vizija. Tai aš kaip minėjau, klausiau šiandien intervą su James Vowells, tai iš tikrųjų tai visa atmosfera Williams, kai paskelbė, kad Albono kad Sainzas bus šalia Albono, sakė visą gamyklą, ten 1000 žmonių, sako 600 žmonių, tiesiog vienu metu pradėjo plot, staukt, prasme, žodžiu, visi departamentai tiesiog buvo užsivedę. Bet čia ne dėl Sainzo, o dėl to, kad Sargentas išeina. Gamina mašiną ir neva... Žiauriai, jo, tai tikriausiai. Pagaliau. Visi tiesiog, jo. Tai va, tai sakė tenais jie paleido video, kai Sainzas šneka ir sako, pirmą minutę girdėt, ką šneka, žinai, jisai, nes visi tiesiog tiek džiaugiasi jo, kad jisai, bet šiaip,
tikrai stipriausias vairuotojas, kuris prisijungė prie jų per Vojetų nuo kokio Valtteri Bottas. Kada netgi nuo Kubicos, kai... Aš nežinau, o Bottas performino. Gerai performino, jo, jisai ir laimės. Bet ir Russellis performino. Gerai, tipo su Russelliu toks 50-50 buvo. Ne, Russellis performino tiek, kiek Williamsas gali performint, tiek Russellis ir performino. Ypač ten tais metais, jo. Jo, ta prasme, iš tikrųjų, tai Russellas tada išspaudė, ką galėjo iš tos mašinos. Čia jau tikrai nieko negali sakyti. Jėzu, visą vištą nukrito tarp žaryjų. Jo? Nu, ne visą, bet kas buvo neprisekta prie iešmo. Nu va, čia yra... Čia tiems, kas pirksite, sakyti ar nesakyti, iš kur pirkome bištai? Iš Maximus. Ne, iš Rimi pirkom iešmelius, kad nereikėtų cackintis. Ir dabar reikia cackintis. Žiauriai blogai. Ir dėjom ant grotelį. Ir vis tiek... Ai. Tau pagelbėt šito klausimą? Nežinau. Prisėšiu biškelį. Pažiūrėsiu, parakinėsim. Kaip čia kaitra, tai tokia... Nu, užsidaro dangtis, tai dar normaliai. Bet čia labiau užsirūko, atrodo. Nes čia karščio nėra, what the hell? Aš ką ir sakau, aš dėl to bandžiau ten deginti, beveik. Aš bandau nuimti šito, žinai, kad čia... Nes viskas tiesiog krenta tarp žaryjų, prilipo. Ai. Bet jie ir nelabai, tokie... Gal ir iškepė, bet... Gal viena pusė iškepus, kita pusė ne. Bet tai nelabai įsukinė, čia jau pridegė. Ai. Tai žodžiu, kol čia dylino su šitą nesąmonę, tai kaip tu galvoji, papasakok man, kaip visas tas santykis, kaip tu galvoji, bus su Albonu ir Sainzu? Aš šiandien važiavau į Vilnių ir galvojau apie šitą dalyką. Aš manau, kad geras, nes Ferraryje problema buvo, manau, su Leclercu, ne su Sainzu tarp jų relationshipo. Manai? Kaip čia taip sugalvojo? Nes Leclercas visada toks, kur visada kėlė problemų. Pavyzdžiui, kai Singapūrė jie važiavo 1-2-23 metais. Tai buvo tas, kad Sainzas važiuoja pirmas, Leclercas lipo ant kulnų ir jie ten kelis kartus vos nekolaidino. Supratau. Gerai. Gal vis dėlto aš čia ir būsiu. Aš manau, kad Sainzas supras, jog tai nėra title winning car, tai nėra title winning team. Ir jiems svarbiausia yra dabar data, aš manau, kad jiems kiekvienas taškas svarbu ir jisai pabus toks kaip George Russell, kur tipo stengsis dėl komandos, parodys, kiek gali, ko gali. Ir, nebent jie ten toe-to-toe varys viens į kitą ir tada jau, žinai, norės pasikapoti. Jo. Bet iš kitos pusės aš nemanau, kad Sainzui ten per daug kažką Williamsuose reikia įrodinėti, žinai. Jo, būtent, kad ne. Iš tikrųjų tu esi teisus. Jisai žino, kur atėjo. Jo. Aš noriu paragauti, ar čia iš tikrųjų kas yra. Jisai žino, kur ateina. Jisai dėl to, kaip James Vowles pats sakė, jisai dėl to ir dvejojo anksčiau pasirašyti kontraktą, nes tai yra komanda, kuri tiesiog istoriškai neturi gerų rezultatų. Ir jisai pasirašė ant šito dalyko, būtent žinodamas, kur ateina, bet jo visa motivacija ir yra ta, kad jisai mato potencialą, jisai mato trajektoriją ir jisai dėl to, jam dėl to buvo palyginus su kitais variantais, kurie tuo metu available, nori gal šiptų. Valgoma ar nevalgoma? Aš vieną kasniuką, žinok, čia įkabinau, bet... Salmonelė, ne salmonelė? Salmonelė. Salmonelė? Nesuprasiu. Jaučiu, kad, tipo, tikrai dar reikia. Nu čia... Aš specialiai didesnį gabaliuką paėmiau tam, kad paragaut. Ne, kad čia dar reikia, tai čia reikia, bet ar čia valgoma, ar čia? Nu, šiaip man... Šiaip tu alkanesnis, bet taip. Ne, tai čia tai nuo tiek kaip žvirblis. Kaip žvirblis. Nu, čia kad neišmest tiesiog. Tai aš manau, kad jie gerai subondins, jie abudu nėra kažkokie piktybiniai, jie nėra okonai, jie nėra strolai. Albanas yra family friendly guy. Nu, jis iš tikrųjų, bet jis irgi yra reiklus ir... Sainzas? Albonas. Reiklus? Jo, visi, žinok, apie jį, kai kalba, tai sako, kad jisai čia yra tik dėl to, kad jisai tiki komandą ir nori rezultatų. Nu, bet čia tai tipo,
Gerai, ta prasme, aš nemanau, kad jisai pats, jeigu jisai gautų pasiūlymą geresnį, jisai tikrai šautų į kitą komandą. Įtariu. Įtariu, kad tu teisus, bet vėlgi, ką jisai paakcentavo su Sainzu, jisai kadangi yra labai reiklus, jis yra labai sunkiai dirbantis, jisai daug nori iš paketo, jisai James Vowels tik, kad nusamdydamas tokį reikėtų kartelę pakelt. Ir tai atneš jiems, aišku, didesnius rezultatus. Tai aš galvoju, kad tai yra tikrai geras sprendimas, visiems ypatingai, kad nelabai pasirinkimą, kur varyt. Ir apie Audi kodėl jis nepaėjo, bet čia po to. Tai ar jis ateina kaip laimėjimas, ateina kaip stiprus vairuotojas ir ateina į komandą, kuriai reikia tokios patirties, kuriai reikia aukšto kelto. Ir jie gaus naują mašiną, nes jie dabar kalba apie tai, kad ir žmonės su intencija, kad būtų viskas fokusuota 6 metus, nes Vowels, kad jisai tiesiog jie daug 3 metų sakė, visas čia tai buvo vos neįjimų pasimatė pirmą kavos, pasišinėjimai, žinai. Tada jau atvaro. Taip. Tada pažino su tėvai. Ir jisai, žinai, tas laukimas ir būtent to, nes jisai norėjo priimti geriausią savo sprendimą. Pradėjo ieškoti savo vietą ir jisai norėjo įsivertinti savo galimybę. Bendravimas visada buvo gražus, dabar jisai buvo toksai kukus. Tai aš manau, kad galiausiai tai kiek tai smarkiai padės Sainzui, nes jisai dėl to ir, James Vowels kalbėjo, kad faktas, kad tokie sprendimai gali sugadinti jo karjerą. Kai mašina neperformina, lievas toksai pasirinkimas, tarkim, ne lievas. Nesakau, kad tai yra lievas pasirinkimas, aš galvoju, kad tai geras pasirinkimas, bet kai tu, tarkim, esi geras vairuotojas, bet tu nuvarai į komandą, kuri neturi paketo normalaus, rezultatai tavo krenta ir tu gali susigadinti savo karjerą visam laikui. Kaip, pavyzdžiui, Hülkenbergas, jisai dar tiek turi lenktynių, bet nėra ne vienos laimėjęs, nes jis niekada taip ir neišlipo iš to midfieldo. Taip. Niekada negavo, nes tikriausiai didžiosios komandos tiesiog jį bijo signint. Taip. Jį bijo signint, nes jis nėra pasitvirtinęs. Bet iš ko tai ateina, nes tu negauni tų rezultatų, nes tu, negauni tos mašinos, tai tu nerodai tų rezultatų, žinai. Ir dėl to yra rizika. Ir Sainzas iš tikrųjų, tai jo visą karjeros trajektoriją, tai taip ir ėjo. Ta prasme, Ferraris tai čia jau tikriausiai aukščiausia, bet Ferraris nesusitvarko su savim, ir karačiai. Dabar tas nutiko, kai jį paleidžia, ir vėl. Tai dabar... Įdomu, ar jam pavyks atsistatyti. Žinai, čia irgi yra tas dalykas. Jeigu pavyks atsistatyti... Sugrįžti atgal? Tipo, kur tada?